Sveiki, kas žiūrit, bandau prikelt Renault Masterį. 2,5 variklis G9U. Noriu parodyti, kaip užfiksuoti alkoninį veleną, kai reikia keisti paskirstymo diržą ir panašiai. Nes aš kažkaip tai tiksliai tokios informacijos neradau, tai žodžiu. Čia yra tas varžtas, kuris laiko filtrą. Mes jį išsukam. Ir turiu tokį specialų, bet jis yra maždaug piršto dydžio strypelis, 7 mm strypelis. Kišam tenais. Matot, pirmas cilindras viršui. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas, taip skaičiuojasi. Nuo greičių dėžės, nuo smagričių. Dabar kaip tik nuimta viskas. Ir man, pavyzdžiui, buvo neaišku, kaip ir kur jis ten patenka. O jis patenka į... Nesufokusuoja. Matot, jis įkiši ir įeina į alkoninę vėliną tokią išėmą kvadratinę. Į šitas skylės jis niekaip nepateks. Kiek besuksit alkoninį, jis į šitas nepateks. Tik užsifiksuos tik tada, kai pateks į tą išėmą. Maždaug taip atrodo čia viskas. Iš apačios gal kam įdomu. Tai vat. Variklis jau 500 000 praėjo, bet manau, kad dar tiek pat praeis.